Šiame vaizdo įraše trumpai pristatysiu, kaip naudotis defibriliatoriumi SaverOne. Tai bus trumpas video gidas. Defibriliatorius gali išgelbėti daug gyvybių, jeigu jis naudojamas tinkamai ir laiku. Tai SmartySaver yra inovatyvus prietaisas, sukurtas taip, kad būtų suprantamas kiekvienam naudotojui. Tai pirmiausia, įjunkite prietaisą, paspausdami jungimo mygtuką, automatiškai prietaisas įeina į suaugusio gaivinimo režimą, tačiau jeigu tai yra vaikas iki 8 maždaug kilogramų, tai galima paspausti viršutinį mygtuką ir jis tada pereina į vaiko gaivinimo režimą. Tai jums prietaisas pateiks garsinės instrukcijas ir vaizdinės, kad būtų aiški gaivinimo procedūra. Nedelsant kvieskite greitąją medicinos pagalbą, išlikite ramūs ir sekite instrukcijas. Jeigu pacientas nereaguoja, nekvėpuoja, pašalinkite rūbus, atlaisvinkite, jeigu reikia plaukus ir išpakavę elektrodus pritvirtinkite juos, pridėkite prie paciento taip, kaip pavaizduota ant kiekvieno iš jų. Pridėję elektrodus, automatiškai, jeigu jie pridėti teisingai, automatiškai prasideda ritmo analizė. Ir jeigu reikalinga defibriliacija ir taip pat kol atliekama analizė, rankų liestis prie paciento negalima. Jeigu aptiktas sutrikimas, kad reikalingas šokas, prasideda automatiškai atgalinis skaičiavimas, 5 sekundės, mirksi aplink lemputės ir padaromas šokas. Jūs informuoja, kad šokas atliktas ir tęsite širdies masažą. Taip kaip sako prietaisas, atliekam paspaudimus, kas tam tikrą laiką įpūsdami oro ir laukiam, kol atvyks pagalba.